Sveiki! Kompaniją Sony galime pavadinti inovatyviausia kompanija fototechnikos pasaulyje. Jos gaminių portfolio galime surasti daug nestandartiškų gaminių, išsiskiriančių iš konkurentų. Tai itin kompaktiška kamera Sony RX100 su 1 colio matrica, turbūt geriausias ultrazoom klasės fotoaparatas RX10, pilno kadro kompaktiškas fotoaparatas RX1 su nekeičiamu fiksuotu židinio objektyvu, fotoaparatai su pusiau skaidriu veidrodžiu. Tačiau Sony nusprendė visus nustebinti dar labiau ir išleido dar neregėtą pilno kadro sisteminių fotoaparatų seriją Alpha 7. Šiandien apžvelgsime vyresnį serijos brolį Alpha 7R. Fotoaparato korpusas yra pagamintas iš magninio lydinio ir apsaugotas nuo drėgmės bei dulkių. Plauti fotoaparato kriauklė gal ir nederėtų, tačiau po lengvu lietumi fotoaparatas tikrai išliks sveikas. Rankose fotoaparatas jaučiasi, lyg tai būtų labai brutalus juostinis fotoaparatas, tačiau jo surinkimo bei medžiagų kokybė yra tokia aukšta, kad neįmanoma kalbėti apie kažkokius traškančio plastiko garsus. Jo čia tiesiog nėra. Fotoaparatui naudojamas tas pats bajonetas, kaip ir kropinis NX serijos fotoaparatuose. Tačiau normaliai naudotis galėsite tik pilnam kadrui FE skirtais objektyvais. Kitaip vinetacija bus nežemiško lygio. Blogiausiu atveju galime įjungti kropo režimą. Gamintojas nepagailėjo geros rankenos, nes suprato, kad pilnam kadrui skirti objektyvai nebus mažo dydžio. Pagrindinis Sony Alpha 7R minusas – labai trumpai gyvenanti baterija. Su pilnai pakrauta baterija sugebėjau padaryti tik 250 kadrų. Tuo labiau, baterija kraunasi itin lėtai. Per tą patį laiką spėjau pakrauti 2 Nikon veidrodinio fotoaparato baterijas. Fotoaparatą valdyti galima vien dešinę ranką, nes kairėje pusėje yra tik vienas meniu mygtukas. Ant kūnelio yra net 5 valdymo ratukai. Pirmas skirtas fotografavimo režimo pasirinkimui, antras valdo ekspozicijos korekciją, trečias valdo diafragmą, ketvirtas užrakto greitį, bei 5 yra atsakingas už ISO. Taigi, svarbiausius parametrus galima nustatyti momentaliai. Vienintelė pretenzija valdymui – 5 pozicijų ratukui. Jo eiga yra labai lengva. Nuotraukų peržiūrai jis yra puikus, tačiau netyčia pakeisti ISO yra įmanoma. Bei tiksliai pasirinkti reikiamą ISO nėra labai lengva, jis tiesiog peršoka. Fotoaparatas turi 3 programuojamus mygtukus, kas dar labiau supaprastina valdymą. Mygtukas FN atidaro greitį į meniu, kurį galime susireguliuoti nustatymuose. Ant dešiniojo fotoaparato krašto yra filmavimo mygtukas, kurį paspausti netyčia tikrai nepavyks. 3 colio ekranas, kuris turi VGA raišką, turi idealius apžvalgos kampus, bei yra vartomas aukštyn ir žemyn. Patogu. OLED vaizdo iešiklis su XG raiška yra vienas geriausių, jei ne geriausias elektroninis iešiklis pasaulyje. Net prie blogo apšvietimo vaizdas išlieka labai komfortiškas. Visą šitą mes jau matėme kitose sisteminėse fotoaparatuose. Pagrindinis šio fotoaparato koziris – pilno kadro 36 megapikselių sensorius be aukšto dažnio filtro. Būtent jis atveria naujus horizontus fotografams, kurie nori gauti įspūdingos kokybės nuotraukos, neapkraudami savęs kilogramais fototechnikos. Minimalus šio sensoriaus ISO 50, aukščiausias 25600. Iki pat ISO 6400 RAW formatu galima fotografuoti visur ir viską. Aukštesnės ISO vertės geriau naudoti internete. Naudojant kokybišką optiką, tokia matrica suteikia galimybę fotografuoti visose sąlygose, nuo šviesos saulės iki naktinių nuotraukų be trikojo.
Fotoaparatas turi kontrastinį autofokusą. Fokusavimo greitis priklauso nuo naudojimo objektyvo. Turintis didesnį diafragmą fokusuoja lėčiau, tamsesnį greičiau. Tačiau fokusas yra labai tikslus ir net tamsoje nesukelia jokio diskomforto. Deja, naudojant sisteminius fotoaparatus, galima pamiršti apie veidrodinį fotoaparato ligą – back ar front fokusą. Dabar pademonstruosime autofokuso greitį dieną. Kaip matote, greitis yra tikrai neblogas. Serijinis fotografavimas siekia 4 kadrus per sekundę. Buferyje telpa apie 17 RAW failų. Kas yra nemažai, turint omeny, kad tai ne 36 megapikselių rezoliucijos failai. Filmavimas viskas aukščiausiame lygyje, juk tai yra Sony. Fotoaparatas filmuoja Full HD 50p raiška, turi rankinį garso lygio nustatymą, mikrofono bei ausinių įėjimą. Video kokybė puiki. Fotoaparatas neturi stabilizuotos matricos, todėl stabilizuoti bus tik šį ypatumą turintis objektyvai. Filmuojant, galima įjungti zebrą, rodančią pereksponuotas vietas, naudoti fokuso paryškinimą, pikingą bei histogramą. Kasgi būtų, jeigu tokia inovatyvi kompanija kaip Sony neįdėtų į savo fotoaparatą tokių gėrybių kaip Wi-Fi ar NFC. Alpha 7R turi šias funkcijas, todėl fotoaparatą galima valdyti per telefoną ar tiesiog peržiūrėti nuotraukas didesnėme telefono ekrane. Ir telefonas atsiunčia padarytą nuotrauką, iš tai mes ją matome. Sony kūrinį Alpha 7R galima pavadinti revoliuciniu produktu, kuris fotografų gyvenimą padarys lengvesniu tiesioginė šio žodžio prasme. Fotoaparatas yra net perpus lengvesnis bei mažesnis, tačiau nieko nenusileidžia didiesiems ir veidrodiniams broliams. Fotoaparatas turi viską, ko gali prireikti net reikliausiam fotografui. Labai kokybišką matricą, greitą procesorių, talpų buferį, tikslę, nors lėtoko autofokuso sistemą bei drėgmei ir dulkėms atsparų korpusą. Už fotoaparato suteikimo testui norime nuoširdžiai padėkoti Sony Lietuva.